Kad suprastum, kaip veikia šis nuo arbatos puodelio varomas variklis, pamiršk viską, ką žinai apie įprastus variklius. Čia yra mažas Stirlingo varikliukas. Jis verčia šilumą mechaniniu darbu. Šiuo atveju arbatos puodelio šilumą šio butaforinio varikliuko judėjimu. Kaip dabar veikia šitas varikliukas? Jeigu pastebėsite, šis stūmokliukas nėra sandarus. Aplink jį yra oro tarpai, tai dabar karštas oras yra išstumiamas ir dabar yra viršuje. Tas karštas oras dabar savo šilumą atiduoda viršutiniai plokšteliai ir taip vėsta. Kas atsitinka, kai oras vėsta, jis traukiasi ir dabar traukia taip stūmokliuką į viršų, o apačioje vėl vyksta tas pats procesas ir mūsų arbata kaitina ir šildo orą esantį po šio stūmokliuku, taip sukurdami dvigubą jėgą iš viršaus ir iš apačios ir mūsų stūmokliukas taip galiausiai juda pirmin atgal ir nesustoja. Iki kol yra temperatūrinis skirtumas tarp mūsų karštos arbatos ir kambario. Įdomu, kad šis procesas veikia ir atvirkščiai. Tai yra, jeigu turime kažkokią medžiagą, kuri yra šaltesnė negu kambarys. Pavyzdžiui, ledą. Ar gali dabar sugalvoti pats, kodėl juda mūsų variklis?